Ilgieji ir trumpieji balsiai. Tikslas ir uždaviniai. Taisyklingai tarti ir rašyti balsius. Ilgieji ir trumpieji balsiai. Prisiminkite, kad ne visos kalbos turi ilguosius ir trumpuosius balsius. Todėl mūsų lietuvių kalbos balsiai tikras kalbos papuošalas. Dėl jų mūsų kalba tokia daininga. Įsidėmėkite, lietuvių kalboje trumpasis o retai vartojamas. Jis yra tik iš kitų kalbų paimtuose žodžiuose, pavyzdžiui, fonetika, stadionas. Tačiau ne visi tarptautiniai žodžiai turi trumpą o. Kai kuriuose jis tariamas ilgai, pavyzdžiui, milijonas, kristijonas. Atkreipkite dėmesį į ilgųjų ir trumpųjų balsių tarimą. Ilgieji balsiai tariami 1,5 karto ilgiau nei trumpieji. Ilgųjų balsių yra 6. A, E, E, I, O, U. Raidžių jiems žymėti turime 10. Susipažinę su teorija, atlikite nurodytas užduotis.